136 pamoka, dalelyčių rašymas drauge ir skyrium, tai jau antroji pamoka. Ir šiandien mes pakalbėsim apie kitų dalelyčių rašybą. Pirmiausia, tikrai nelengva dalelytė G, kuri rašoma ir drauge ir skyrium. Ir yra keli atvejai, kuriuos turime įsidėmėti, kadagi taip rašome. Pirmiausia, tai dalelytė G drauge rašome su vienskiemeniais nekaitomais žodžiais. Taigi patikrinam pirmiausia, ar žodis yra vienskiemenis, pavyzdžiui, žodis ar yra vienskiemenis, ir vienskiemenis, net vienskiemenis. Ir turim pasižiūrėti, ar jo nekaitomi, nei ar, nei ir, nei net yra nekaitomi žodžiai. Tuomet pagal taisyklę dalelytė G yra rašoma su tais žodžiais drauge. Tačiau jeigu net ir žodis yra vienskiemenis, bet kaitomas, taigi su vienskiemeniais kaitomais žodžiais, dalelytę G rašysime jau skyriumi. Pavyzdžiui, aš galiu linksniuoti. Aš, tu, mes, ar ne, tai yra linksniuojami įvardžiai. Pavyzdžiui, mes, mūsų, mums ir taip toliau galime juos linksniuoti. Taip pat kas ir kiti įvardžiai. Kas, ko, kam, ką, ko, taip linksniuojame juos. Taigi, nors jie yra vienskiemeniai, bet kaitomi, todėl dalelytė G su jais rašoma skyrium. Ir su daugiaskiemeniais žodžiais rašome dalelytę G skyrium. Pavyzdžiui, kodėlgi, kadagi. Tokiais atvejais rašom skyrių. Išimtis yra, čia man netilpo pačioje, parašiau viršuje, išimtis yra žodžiai, kadangi, nejaugi, taipogi, juos reikėtų įsidėmėti. Pagal viską jie yra daugiaskiemeniai, turėtų būti rašomi skyrių, bet rašomi drauge, nes yra išimtis. Toliau dalelytė te, tegu, tegul, tai jos visos yra labai panašios ir vienodai vartojamos. Visos jos rašomos drauge su veiksmažodžiais. Pavyzdžiui, te verkia, tebe laukia, parašiau te ir tebe skirtingas, kad jūs mokėtumėte atskirti. Ir tuomet jos tampa tiesiog priešdėliais. Tačiau, jeigu tik įsiterpia koks nors kitas žodis, pavyzdžiui, te jis verkia, taip, arba te visi laukia. Ir tuomet jau visi žodžiai su dalelytė te arba tebe rašoma skyrium. Su visom kitom kalbos dalim rašoma skyrium. Toliau dalelytė per. Visada rašoma skyrium. Per daug, per mažai, per anksti, per vėlai. Tačiau yra išimtis žodis pernelyg. Ir dalelytė vis. Tikrai labai dažnai mokiniai suklysta rašydami dalelytę vis, ji visuomet rašoma skyrium, vis tiek, vis dėlto ypač dažnai klystamas žodis. Išimtis visgi, o ta išimtis yra dėl dalelytės G rašybos. Tai yra vienskiemenis, nekaitomas žodis, dėl to visgi rašoma drauge. Taip pat reikėtų dar įsiminti dalelytę dėl to. Pavyzdžiui, kada mes rašome vis dėlto, ją rašome štai taip. Tačiau, kada sakau dėl to reikalo, tai klausiu dėl ko. Taip, va tiesiog išskiriu tokį atskirą atvejį. Dėl to reikalo aš suku galvą, taip, tai tuomet tas dėl to rašomas atskirai. Ir įsidėmėti vis dėlto rašybą. Taigi, dalelyčių rašymas drauge ir skyrium yra toks nelengvas dalykas, kurį reikėtų iš tikrųjų daugiau pasimokyti, padaryti daugiau pratimų, kad gerai išmoktume rašybą. Pamoka baigta.